Elija Maksima išsirinko savo štai tokį kamuolį, ten buvo visokiausiai, patiko žydras toks kamuolys, viduj kamuolys. Įvairių ten visokių spalvų, jų ir visokie veideliai, sunku išsirinkti. Nupirkome mes Alicai lavabų kvepaliukus tokius. Štai tokie, žiūrėkit, su mangų saldainiai, tokie kaip žalia, viduj mango gabaliukai. O šiandien miške štai tokias gėrybės renkam, žiūrėkite, ir žemuogės, ir mėlynės. Dar rinktume, bet taip apsiniaukę, nenorime permirkti. Pirmą dieną mėlyniauti užteks. Ir tai atėjom pasižiūrėti tik tai tų mėlynių. Na, visi spėkit, kokią vlogerę sutikau šiandien autobuse. Iš Smalininkų į Kauną. Na, tai mūsų Loreta Mažonė. Vakar važiavau į Kauną, o šiandien aš vėl miške ir sakiau, pasikalbėsiu su jumis truputėlį. Sutikau vakar beprotiškai mielą mūsų vlogerę Loretą Mažonę su jos vyru. Ir labai paprasti žmonės, labai lengva su jais bendrauti. Kartais, kai bendrauji su žmogumi, būna tai, kad galvoji, greičiau su juo baigti kalbėti, kažkaip, netraukia, netgi gal atstumė nuo to žmogaus, o su jais buvo labai paprasta, su Loreta ir jos vyru bendrauti, malonu bendrauti. Ir savo žiūrovus norėčiau pakviesti pasižiūrėti jos, Loretos Mažonės vlogų, nes nedaug pas ją dar prenumeratorių, bet žmonės labai paprasti, taip pat keliauja kaip ir mūsų šeima autobusais, traukiniais, neturi savo nuosavo mašinos. Ir ji turi taip pat ir gerbėjų savo Facebook'e paskyrą, kur bendrauja su savo žiūrovais. Tad prisijunkite taip pat, kas iš mano žiūrovų dar nematė jos kanalo, pasižiūrėkite, tikrai labai paprastučiai žmonės ir tikrai dėl to galbūt jie ir turi tą gerbėjų ratą, nes paprastumas, nuoširdumas jų vloguose nėra kažkokio ten pasimaivimo tokio. O mes išėjome pasižiūrėti po parduotuvės dovanų. Kitą savaitę ties gimtadienis, tai pažiūrėsime, kas yra parduotuvėse. Gal kažkas yra, ko jinai nori pagal jo sąrašą. Ir šiaip pasivaikščiosim šiandien be galo šilta diena. Čia iš kitos pusės parduoda namą, kabo skelbimas. Vyras sako, jeigu nori pasiteirauk, bet man nelabai patinka. Vyras sako, kaip tik, tokia faina vieta, bet čia gaunasi prie takelio, tas visas kampas to sklypo. Nežinau, ir ten tas, žiūrėjau, ūkiniai pastatai jau baigia išgriūti, visi daug reikia įdėti. Ir dar matyt kaina nemenka, o įdėti irgi labai daug reikia. Namukas tai pusė velnio. Siūliau Eliai prie fontanų, kaip kiti vaikai padūkti. Elė sako, ne, jau neskaito, save didelė. Vos neiškrito man iš rankos, kai Elė pirko. Na, jau skaito save didelė, sakė, ne, sakau, veik pasitir pleškensi, kaip ir kiti vaikučiai. Čia
Čia va matosi, kur parduodava. Matot, kokie ūkiniai pastatai. Jau tokie apgriuvę. Ne, mes kur buvom radę, kur man patiko, ten iš viso. Ateik ir gyvenk, nei remonto, nieko nereikia. Ot mažoji pamaiva. Nu ir tau. Parduoda gėlės, žiūrėkit, kokios gražios.